Šiandieną mes turime trumpą apžvalgą telefono HTC HD2 su įdiegta Android operacinė sistema. Štai matome, kažkas jau matyto. Šalia turime palyginimą HTC Desire, kuriame irgi matome, kad stovi tokia pati operacinė sistema. Ir būtent šis romas vadinasi Frostone Sense romas, kuris yra paimtas iš HTC Desire. Taigi mes matome, kokie yra šių romų panašumai, kad jie praktiškai yra identiški. Štai palyginimai. Taip, viskas ant HTC HD2, ant būtent šio romo veikia puikiai. Štai mailo aplikacija atsidarė. Štai rodo orus, šiandieną -8 turime Vilniuje. Taip, toliau matome visas aplikacijas. Romo kūrėjas įdėjo žaidimą Angry Birds, Set CPU valdyti procesorių, Titanium Backup, Task Killeris. Štai viskas tikrai veikia labai gerai. Štai mygtukai, back buttonas taip pat veikia. Štai adresų knyga, log buttonas. Instaliacija yra tikrai nesudėtinga. Reikia perkelti Android folderį į SD kortelę ir tiesiai iš Windows'ų paleisti instaliaciją. Instaliacija trunka nuo 5 iki 10 minučių. Ir turime mes Androidą savo HTC HD2 mobiliajame telefone. Štai trumpa apžvalga.